Nors aš negimstu ir mano transcendentinis kūnas niekada neyra, nors esu visų gyvųjų esybių viešpats, vis dėlto kiekvieną epochą aš nužengiu savo pirmapradžių transcendentinių pavidalų. Kai tik religija kur nors ima nykti ir įsivyrauja bedievystė, aš nužengiu pats, kad išlaisvinčiau doruosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat atkurčiau religijos principus. Epocha po epochos aš apsireiškiu pats. Kas suvokia transcendentinę mano atėjimo ir žygių esmę, tas palikęs kūną daugiau negimsta materialiame pasaulyje, bet eina į amžinąją mano buveinę. Įveikę potraukius, baimę bei pyktį, visiškai panirę į mane ir manyje atradę prieglobstį, daugelis praeityje gyvenusių žmonių apsivalė pažinę mane ir užsidegė transcendentinę meilę man. Kaip žmogus man atsiduoda, taip aš jam ir atlyginu. Kiekvienas visais atžvilgiais seka mano keliu. Būdamas nekintantis, aš nieko neveikiu. Nėra tokios veiklos, kuri darytų man įtaką. Nesiekiu aš ir veiklos vaisių. Suvokiantis šią tiesą apie mane, neįklimpsta į savo karminės veiklos pasekmes. Šitaip suvokdamos transcendentinę mano prigimtį, senovėje veikia visos išvaduotos sielos. Todėl tu irgi privalai vykdyti savo pareigą, sekdamas jų pėdomis. Kas neveikimą mato veikloje, o veiklą neveikime, tas išminčius tarp žmonių, jo padėtis transcendentinė. Nors jis ir atlieka pačią įvairiausią veiklą, tas, kuris atsikratė bet kokio prisirišimo prie savo veiklos vaisių, visada patenkintas ir nepriklausomas. Jis neatlieka karminės veiklos, nors ir yra pasinėręs į visokiausius darbus. Kas išvengia dualumo ir pavydo, išlieka tvirtas tiek sėkmėje, tiek nelaimėje ir pasitenkina tuo, kas savaime gaunama. Tas niekuomet nesusipainioja, nors ir atlieka įvairius veiksmus. Save suvokusios sielos gali suteikti tau žinių, nes jos regi tiesą. Gavęs tikrųjų žinių iš save pažinusios sielos, tu jau niekad neįpulsi į iliuziją, nes šis žinojimas leis tau pamatyti, kad visos gyvosios būtybės ne kas kita kaip aukščiausiojo dalis. Kitaip sakant, jos priklauso man. Net jeigu tu ir esi pats didžiausias iš visų nusidėjėlių, įlipęs į transcendentinio pažinimo laivą, perplauksi negandų vandenyną. Kaip ugnies liežuviai malkas paverčia pelenais, taip žinojimo ugnis pelenais paverčia visus materialios veiklos atoveikius.
Nieko nėra šiame pasaulyje, kas būtų kilniau ir tyriau už transcendentinį žinojimą. Transcendentinis žinojimas – tai brandus viso misticizmo vaisius. O pasiekusiam pasiaukojimo tarnystės tobulumą, šis žinojimas ilgainiui atsiskleis viduje. Tikintysis, kuris yra visiškai pasišventęs transcendentiniam pažinimui ir suvaldo savo jusles, yra vertas įgyti tokį žinojimą ir jį pasiekęs netrukus patiria aukščiausią dvasinę ramybę. Tačiau tamsūs ir netikintys žmonės, abejojantys apreikštais šventraščiais, neįgauna Dievo sąmonės, jie patiria nuopuolį. Abejojanti siela neatras laimės nei šiame, nei kitame pasaulyje. Tas, kuris atlieka pasiaukojimo tarnystę, atsisakydamas savo veiklos vaisių ir kurio abejonės sunaikino transcendentinis žinojimas, iš tiesų suvokia savąjį aš. Veiklos pasiekmės jo nebepančioja, todėl žinojimo ginklu nukaukia abejonės, kurias neišmanimas pagimdė tavo širdyje. Dieviškos sąmonės žmogus, nors jis mato, girdi, liečia, užuodžia, valgo, juda, miega ir kvėpuoja, visada viduje supranta, kad iš tiesų ničnieko neveikia. Nes kalbėdamas, pasisotindamas, atsimerkdamas ir užsimerkdamas, jis žino, kad tai tik materialios juslės sąveikauja su savo objektais, o pats jis yra nuošalyje. Kas be prisirišimo atlieka savo pareigą, rezultatus paskirdamas aukščiausiajam viešpačiui, tas nesusitepa nuodėme. Jis kaip lotoso lapas, kurio nepermerkia vanduo. Ištikima ir pasiaukojusi siela pasiekia nedrumsčiamą ramybę, nes aukoja man visus savo veiklos vaisius. Tuo tarpu žmogus nesusijungęs su Dievu ir godžiai siekiantis savo darbo vaisių susipainioja. Kūne įkalintas būtybės klaidina neišmanimas, kuris užgožia jų tikrąjį žinojimą. Tačiau kai žmogų nutvieskia žinojimas, išsklaidantis neišmanimą, jam viskas atsiveria, kaip dieną viską apšviečia saulė. Kai savo intelektą, protą ir tikėjimą žmogus sutelkia į aukščiausiąjį ir jame atranda prieglobstį, visiško žinojimo dėka išnyksta visi jo nuogąstavimai ir jis tiesiausiu keliu eina išsivaduoti. Nuolankus išminčiai tikro žinojimo dėka vienodai žvelgia į mokytą Romų brahmaną, į karvę, dramblį ir šunį, bei neliečiamąjį. Tie, kurių protas įgavo vienodumą ir pusiausvyrą, jau įveikia gimimą ir mirtį. Jie, kaip ir brahmanas, neturi trūkumų, todėl jau yra jame.
kas nedžiūgauja, kai atsitinka kas nors malonaus, ir nesielvartauja patyręs nemalonumus, kieno intelektas nukreiptas į savąjį aš. Kas neklysta ir pažino mokslą apie Dievą, tas jau pasiekė transcendenciją. Išvaduoto žmogaus nevilioja materialūs jusliniai malonumai. Jis visada yra apimtas transo, semdamasis džiaugsmo viduje. Taip save pažinusi asmenybė patiria beribę laimę, nes ji susitelkusi į aukščiausiąjį. Išmintingas žmogus apeina kančių židinius, kurie atsiveria susilietus su materialiom juslėm. Šie malonumai turi ir pradžią, ir pabaigą, todėl išminčius juose neieško džiaugsmo. Kas laimingas savo viduje, kas veiklus ir semiasi džiaugsmo savyje, ir kas žvelgia vidun, tas išties tobulas mistikas. Jis išsivaduoja patirdamas aukščiausiąjį ir galiausiai jį pasiekia. Tie, kurie pakilo virš priešybių, kurias gimdo dvejonės, kurių protas atgręžtas vidun, kurie visada triūsia visų gyvųjų būtybių labui ir yra be nuodėmės, išsivaduoja patirdami aukščiausiąjį. Kas visiškai įsisąmonino mane, žinodamas, kad man skirti visų aukų ir askezių rezultatai, kad aš esu visų planetų bei pusdievių aukščiausiasis viešpats ir visų gyvųjų esybių draugas, linkintis joms gerą, to nebekankina materialios negandos.